žiūrint, aišku, tikriausia, kokiam laive dirba kapitonas. Kadangi aš dirbu ant keltų, pas manęs perimas yra labai trumpas. Iš vieno uosto į kitą uostą yra 6 valandos. Ta diena dažniausiai, kas antrą savaitę, ta diena prasideda 1 valandą ryto ir užsibaigia apie 8, neužsibaigia, bet sakykim taip, kad nebereikia man būti tiltelį 18 valandą. Yra į tarpus dar pailsėti kadangi mano vienas iš vyriausių padėjėjų turi taip pat belotsmaninį įplaukimą uoste ir išplaukimą. Tai jeigu oro sąlygos geros, jeigu nėra kažkokių tai problemų laive, tai aš galiu eiti ilsėtis ir vėl nuo 1 valandos ryto pradėti savo darbą. Tai jeigu žiūrėti, tai pradžia yra 1 valandą atsikeliu, už kažkiek laiko pasikeliu į tiltelį, tada 2 valandos įplaukiam į uostą. Čia jeigu žiūrėti Rotterdamą, prisišvartuojam prie krantinės, 3,5 valandos yra pakrovimas iškrovimas laivo ir vėl atgal į jūrą. Vėl 2 valandos yra plaukimo uosto. Paskui dar yra atkarpa, dar 45 minutės yra. Dar kad aš privalau būti tiltelė, bet aš jau neprivalau vesti pačią laivą. Po to lieka dar susirašinėjimai su kompanija į tą tarpą. Trumpas poilsis 1-2 ir paskui įplaukimas į kitą uostą. Vėl ten užtrunka apie nuo 2 valandų iki valandos, priklausomai nuo situacijos. Na ir atplaukus į kitą uostą, jeigu oro sąlygos geros, prisišvartavus, viskas tvarkoja, aš jau tada darbus pabaigęs, einu truputėlį pailsėti. Vėl iki kitos dienos 1 valandos ryto.